Alexa, pakeista tam. Alexa, laikysi tam. Tai labas rytas. Galvojau atsinešiu jūs į savo darbo kambarį, pasiruošiu prieš klientams ateinant. Šiandien dirbsiu visą dieną. Visą dieną tai skaitosi nuo 10 šiandien pradėsiu iki 5. Realiai su turbūt pusvalandžiu breiko. Tai va taip. Šiandien yra ketvirtadienis. Vis žadu nusipirkti naują troliuką į savo kambarį, bet paskui, nes atsistojus man jis yra biškai kaip ir per žemas, bet aš dažniau dirbu atsisėdusi, tai kaip ir gerai. Tai nežinau, vis dar svarstau, ar man reikia aukštesnio ar ne. Nes šiaip šitas jisai yra geras, metalinis, ne joks plastmasinis, tai va, šiandien pirmą klientę turiu antakių tvarkymas ir dažymas su henna dažais. Antroji bus mano jau ilgus metus klientė, kuri ateina. Tai darysim antakių papildymą. Realiai jinai buvo prieš 2 metus, tai dabar po 2 metų ateina pasipildyti antakius, jos išvėžinti spalvą. Biškį apsivalom. Nusipirkau va naują mašiną, Maxtą mašiną nusipirkau. Labai džiaugiuosi, labai faina mašina. Šilumą labai paskirsto, vaškų šilumą paskirsto labai tolygiai. Mano senoji buvo, tai ten nieko gero tokia. Tai įsigijau naujesnę. Tai va taip. Pasiruošiam ir eisiu darbuotis. Kiek dar turiu? Dar turiu 50 minučių. One thing you can't deny about it is all the couple of items, really messy versus for me. Tai va, tai vaikas išvažiavęs į darželį, aš viena namuose esu. Kaip gerai, kad nereikėjo man jo vežti šiandien, nei su taksi, nei su nieko, nes mašinos savo neturiu, dar neparuošta. Tai va, laukiu klientės, dabar eisiu biškį padirbėti, o paskui mano planai yra eiti tvarkytis šitą pavėsinę. Dar reikia ir padažyti, padekoruoti ją, biškį apsitvarkyti. Šiaip daug namuose visokiausių reikalų reikia tvarkyti, o jėzau, vaiko žaislų, tai
Visur, tiesiog visur. Atrodo, jau ir nustojom pirkti, bet vis tiek, ar brolis atvažiuoja, ar kas, vis tos dovanos ir nėra galo, realiai nėra galo, visas kiemas, visi namai užgrūsti, bet aš ir pagalvoju, kad, lai turi dar savo tą vaikystę, lai žaidžia ir ateis laikas, kaip tikrai nenorės žaisti nei kieme, nes šiuolaikiniai vaikai tai turbūt tokie, labiau į kompiuterius įlindę, tai sakau, kol dar žaidžia jisai, tai žaidžia, tiek to susitvarkysim, išeis, praeis tas laikas ir viskas. Tai kažkaip perlipi tos žaislus, apsimėtai, susidėlioji į spinteles, kad neerzintų tam tikrą laiką, vaikas grįžta iš darželio vėl visi. Bet turbūt, kas augina vaikus, tai visi supranta, kad normalu ir nieko čia neprisimaivysi, kad pas mane ideali švara namuose, skaulai, vaikas džiaugiasi savo vaikystę ir tiek. Tai vat, neužsidėjau laikrodžio, nežinau kiek valandų, reikia eiti man įsijungti vašką, įsitvarkyti antakius paneliai. Tai va taip. Na, žinokit, vėl filmuoju jau iš antro karto. Kaip nepriprantu laikyti telefoną va šitaip, nes, į TikToką, žodžiu, turi filmuoti vienaip laikyti, į YouTube'ą vlogus turi taip laikyti telefoną, kas žiūri per televizorių, kad būtų pilnas vaizdas, tai sunku priprasti, aš pasiemus kaip pripratus, tai jau antrą kartą filmuoju. Mano šiandienos outfitukas po kol kas, paskui reikės persirengti, nes eisiu kiemą tvarkyti. Tai kol dirbsiu, tai apsirengiau lengvą suknelę, kurią pirkau tik į Max'e. Kabinetas jau paruoštas. Dar norėjau pasakyti, kad yra ir pliusų, ir minusų, kaip dirbi iš namų. Minusai, kad atsibosta namuose būti bet manau daugiau pliusų yra. Yra vis tiek daugiau pliusų, dirbu, mano kambarys, realiai aš čia dirbu, išeini į koridorių, atsidarai duris, tik čia užsimerkit, nes čia šiukšlynas, ir išeini į savo kiemą, ir einu dagersiu savo kavytę ir laukiu klientės. Tai atsisėdi savo, pageri kavytės ir lauki savo klientės, kol ateis. Taip, verdosi ryžius, tam ryžių tokiam puode. Ir pasidarysiu krevečių su sviestu.
Ir vaikas atsisėdęs nervuojasi, neina pažaisti, ne Kevinai? Sėdėsiu, čia yra iš mano sodo kalendros maišytos, man atrodo, su petražolėm. Biški, tai aš užsišaldau. Ir va, biški. Pasiskanint. Nu, atvažiavau į Aldi apsipirkt. Žiūriu puodukus, bet nežinau, man kažkaip nelabai bepatinka tie puodukai. Aš turiu namuose visus vienodų setą ir man nelabai patinka iš tikrųjų skirtingi. Koks fainas foteliukas. Čia kaip, nežinau, čia gal kaip staliukas, kas čia. Žiauriai fainas. Labas rytas. Sveikinuosi su jumis jau kitą dieną. Šiandien yra pirmadienis. Važiuoju namo iš po apsipirkimo. Važiavau tik tais pieno pirkti, bet aišku, niekada negrįžti tik su pienu. Tai vėliau parodysiu, ką nusipirkau, bet ten nieko, tiesiog vaisiai. Nieko ypatingo. Prisipyliau kuro. Vaiką paleidau darželį, šiandien atsikėlėm šiandien prieš 8, tai greitai, tik tais apsirengiau, vaiką pakėliau ir nuvežiau darželį.
nes po pietų 1 valandą pradėsiu dirbti. Tai va tiek, pradėsim dirbti. Važiuosiu namo, sutvarkysiu kambarius. Reikia biškį viską apsimėtyti po savaitgalio. Šeštadienį buvome išėję su vyro ir vyro draugais. Out buvome išėję. Ten toksai kaip klubas. Baras, klubas, gal klubas jisai skaitosi, jisai jau toksai. Dieną, žodžiu, būna viršui tiekia maistą, ten ne viską, o vakare jau didžėjus leidžia muziką ir šokių salė yra tokia nelabai didelė, žodžiu, fainai pabuvom, prisibuvom. Sakau, mes jau su vyru, jeigu išeinam ten į metus 2 kartus, kažkur va tai va su draugais out. Ir dar, sakau, būna fainiau, kada neplanuoji ir tiesiog, sakau, varom, visi sutiko, sako, varom, išvarėm, pabuvom, pasišokom. Tai fainai pasibuvom. Vakar tai nieko neveikėm. Mama buvo atvažiavus, su vaiku buvo, žiūrėjo, kai mes jau ėjom out. Tai vakar pabuvom namuose, džakuzį pasibuvom. Nelabai šilta buvo, šiandien šilčiau. Tai va pas mane tokios naujienos. Va, pagaliau mano mašiną jau sutvarkė, penktadienį aš jau ją pasiėmiau. Tai jau fainai visą sutvarkė, nupoliravo, visa kaip nauja, sakau, visa sutvarkyta. Nes buvo kapotas man sulankstyta, žodžiu, kaip po avarijos. Nedaug, bet vis tiek. Dabar viskas sutvarkė. Tai va, kiek valandų, bet 20:10. O aš nieko, aš dar nevalgiau, nieko, tik atsikėliau, šokau į rūbus, nusiprausiau ir vaiką į darželį nuvežiau. Nuvažiuoju namo dabar tik tais papusryčiauti, atsigerti kavos. Kavos negėriau, kaip sunku be kavos. Kaip esi įpratęs, kiekvieną rytą jau tiek 8, bet aš jau šiandien jau sakiau, nes visą laiką stengiuosi vaiką nuvežti iki 8:30. Taip, plius minus ir vežu aš ant 8:30, bet jau jeigu nuvažiuoju ten vėliau, tai jau jie ten pusryčius nuiminėja, o mano vaikas namuose pusryčių nevalgo. Seniau, kartais valgo, šiaip kartais, bet labai retai, jeigu jis anksčiau atsikelia ten kokią, būna 6-7 atsikelia, tai jisai paprašo pusryčių, tai jisai pavalgo, bet jeigu namuose nepavalgo, nespėja, va, jeigu ilgiau miegam, ir tada darželį jau ten jie be 15:09 nuiminėja pusryčius, tai jau aš jau įstengiausi iki 8:30 nuveš, kad gautų tos pusryčius, kad pavalgytų. Nors ne visą laiką jis ten ir valgo, nes be 20 ar be 15:10 būna jiems ten užkandžio laikas, tai ten jiems duoda vėl užkandukų visokiausių, ar tai sūrio lazdelę, ar dar kažką, ar kokį jogurtą, ar vaisių. Tai jis va tada valgo. Jau mano vaikas išrankus yra su maistu, tai, ta prasme, žiauriai, bet ką norėtų, aš pati tokia buvau, kada buvau maža, vis laikuda buvau, tai ir mano vaikas toksai, nevalgus iš viso. Na va, netoli namuosiu. Parodysiu, ką nusipirkau. Tai va, grįžau iš parduotuvės, parodysiu trumpai, ką aš čia nusipirkau. Tai čia darbui naudoju tas bateles. Man patinka labai iš Aldi parduotuvės, geros jos yra. Tokios tvirtesnės, toks negreitai išsitampo. Kada dirbu, aš jau labai daug išnaudoju.
Tai ką čia dar nupirkau? Vaikui nupirkau, kaip lunchboxas yra, nors jam dar mokykloje pietus bus, nereikės dėti lunchboxų, bet tiesiog paėmiau. Matau, kad vaikui, pavyzdžiui, aš padarau kokių užkandukų ir jam sudedu į dėžutes, jam skaniau yra valgyti negu bet kokią lėkštutę. Tai mėgėjas, jisai toksai yra, kad kažko, pavyzdžiui, kokio obuolio, vaisių, kažko, kokių užkandukų sudedu jam, jisai pasiema, kad ir iš namuose valgo. Ir dar galvoju, nežinau, tiesiog paėmiau, pamačiau ir paėmiau. Ką čia dar pasiėmiau? Tai svytkornai, čia salotos. Čia visi tie pagrindiniai tokie basic pienas, obuolių paėmiau, nes, kaip žinot, jau 10 vištų turim, tai kiaušinių turim, nežinau, belenkiek. Visiems ir dalinam draugams, kam pažįstam, vis laik pridedu. Brolis buvo atvažiavęs iš Olandijos, tai su mašina irgi pridėjau tų kiaušinių, sakau, turim dabar tų vištų, tai kiaušinių belenkiek, tai nusipirkau obuolių, išsikepsiu obuolių pyragą. Čia vyšnės, šilauogės, nors mes ir turim sode šilauogių, bet man patinka, mano vaikas valgo, tai dabar jau pas mus sode į pabaigą ir nežinau, gal kokių irgi keksiukų gal pakepsiu. Tai paėmiau, čia irgi darbui, paėmiau bulvyčių tų mažų, man patinka labai, nežinau, gal rytoj darysiu žuvį kepsiu ir darysiu bulvytės su sviestu, su lupyna, man patinka. Citrina, semiau lašišos. Šeimoje aš pati viena valgau, tiek rūkyta, tiek, vyras kepta dar, bet jau rūkytos jisai iš vis rūkytų, jokių nieko nepatinka jam. Čia irgi pesto naudoju dažnai visur. Vėl, man patinka ir žalias pesto, ir tas raudonas, bet mano vyrui žalias nepatinka, tai paėmiau raudoną. Kažkai smoothie pasiėmiau dar irgi atsigerti. Ir paėmiau žvakę. Man šitas kvapas yra pats skaniausias. Va šitas, į tą pusę suku. Va šitas. Jis labai kvepia tokia švara. Fresh. Jo, labai tokia visa švara kvepia, nemoku pasakyti. Ir pasiėmiau tokią vazą, tik neįsivaizduoju, kur aš ją dėsiu. Nežinau, gal kiek jinai čia kainavo, 8 svarai ar 9 svarai. Tokia vaza. Kažkur aš ją atrasiu, kur padėti, gal kieme. Šiaip man labai patinka pintas dabar. Tokiam, kaip sakau, fazėm, tai patinka marmuras, kažkada patiko, pasidarėm visus namus marmurinius, dabar aišku daryčiaus gal kažkaip kitaip. Daugiau gal medienos dėčiau, bet žodžiu, mados keičiasi, norai keičiasi, tai o dabar esu pasinešus ant visokių pintų dalykėlių, tai patinka. Tai rasimės vietą jai irgi kažkur. Ir viskas, biškį apsipirkau, nieko ypatingo ir nieko gero, tiesiog užlėkiau tik tais pieno turiu, bet tai išvažiavau su vazom, bet čia turbūt visos moteris mes taip. Tai toks trumpas apsišopinimas buvo. Tai turėjau senų granatų, žiūriu jau kur galiu išspausti šviežių sulčių. Pasidarysim sulčių, nes jau tokios apdžiūvusios, guli šaldytuve. Stebau, nieks jų nevalgys. Sultim tai labai gerai. Net ir nelabai yra jau sulčių tokios iš jų.
labai patinka granatų sultis, su apelsinu aš susimaišau. Ir liuks. To labiau, kaip pas mane labai didelis trūkumas geležies. Aišku, man reiktų turbūt burokų gerti sulčių, ne granatų. Granatuose nežinau, ar geležies yra. Šitą, nežinau, sulčiaspaudė. Čia ne sulčiaspaudė, nuvarankinė tokia. Bet jinai tinka tiktais vat apelsinams ar granatoms. Spausti sultis. Pirkome, nes atsimenu, oi, prieš kokį 15 metų atgal. Dabar galvoju, jo, kokiais 2012 metais ar 10 net, žiauriai seniai. Tai Stambulę mes pirkom, iš Stambulo parsivežėm. Jinai žiauriai sunki, bet mes kažkaip tam sudėžė, atsimenu, vyras supakavo ir pats parsivežėm, nes jis irgi labai mėgsta šviežias sultis. Dažnai spaudžiamės. Vaikui vat irgi sveika. Jaučiu dar reikia, nes gal dar kokia apelsina. Galim pasigražinti ir granatų sultis. Nu va, atėjau biškį dar pailsėti, biškį apsitvarkiau virtuvę, eisiu dirbti. Liko kiek čia man, 40 minučių ir ateis klientė. Eisiu daryti šiandien blakstienų laminavimą ir antakius dažyti su hena mano pastoviai klientai. Tai va, taip. Kas daugiau nieko, šiandien biškį padirbsim dar. Nežinau, reikia jau pradėti planuotis, ką čia vešiuos, aišku, dar toli. Dar visas mėnuo, dar daugiau negu mėnuo, bet vis tiek man patinka iš anksto susiplanuoti, ką aš vešiuos, ypač dėl vaiko, vat pavyzdžiui, jau irgi galvoju, kur jo yra tie, nežinau, ant rankų banginukai, mes banginukais vadinam. Reikia ant stogo, ant lofto užlipti, ten visi yra, pripučiami tie ratai, pasižiūrėti, ko reikia, ko nereikia, ko dar reikės, dasipirkti reikės. Jeigu nerasiu aš jų, vis tiek biškai saugiau, nes kažkaip liemenės jis nemėgsta man dėtis kad baseine ar prie jūros tai gal ir nelabai reikia, bet va jeigu baseinuose tai saugiau vis tiek yra uždėti. Nu va, ką dar? Ai, vakar irgi užsakiau aš jam, aš tokia, sakau, jeigu kas mane pažįsta, tai žino, kad aš esu ta tokia planuotoja, aš viską susiplanuoju, kad viskas būtų suruošta, supakuota, kad aš turėčiau, pavyzdžiui, vaikui ir užimti ir lėktuvę. Tai kažkaip ir niekada neturėjau problemos, pavyzdžiui, nuo pat mažens, nuo 6 mėnesių, kaip jam buvo, mes jau pradėjom važinėtis atostogų, keliauti kažkur, tai jokių problemų nėra man su juo. Aš vis laik pasiruošiu, aš nusiperku naujų žaislų, brangių neperku, ten kokių nors knigučių, lipdukų, visko į planšetę prisiunčiu, filmukų visokiausių, va dabar pradėjo jau biškį ir žaisti, tai žaidimų reikės kokių parsiųsti, paruošti.
Aišku, netolimas ten tas skrydis, 4 valandos iki tos Turkijos, bet vis tiek kažkaip kaip pasiruošė ir pati savo ramiau jaučiuosi, tai ten ir kokių vat, skaniukų visokiausių, ko jis mėgsta, kokių tai reikės nusipirkti, kad lėktuvę turėti. Tai va taip, fainai laukiu jau atostogų, nors ir pas mus čia Anglijoje geri orai, šilta, bet vis tiek atostogos yra atostogos, tik biškai dabar bijau, kad nebūtų ten per karšta. Rugpjūčio galas, rugpjūčio 30 jaučiu bus karšta, bet kažkaip nesam suplanavę, kad kažkur keliausim po Turkiją, aš ten jau nemažai esu apkeliavusios, tai taip tik tais būsim viešbutyje, grinai atostogos bus pagulėti, parelaksuoti, pasideginti, nes iki tol realiai nelabai buvo galimybės gulėti tenais, vis tiek su tuo vaiku eini paskui tą vaiką, kažkokių jam pramogų, kad tik tais jis ką turėtų, jau dabar 4 metai, dabar jis toks biškai jau savarankiškesnis, tai jau biškai pačiai lengviau, nereikia taip lakstyti paskui jį. Tai tuo labiau dar ir mano mama važiuoja, mes 5 skrisim, mamos draugas, vyras, tai bus jaučiu smagu, gerą viešbutį pasiėmėm. Tai va, laukiu atostogų. Važiuosim kitą savaitę, trečiadienį, šiandien ryte gavau laišką. Aš jau ir praeitą savaitę skambinau dėl vaiko kraujo tyrimo. Reikia jam kas 3 mėnesius dabar tikrina geležį. Taip kaip ir man yra didelis trūkumas. Taip ir vaikui turbūt ar genetika kas yra, bet kaip ir minėjau, kad jisai labai man nevalgo, iš vis labai išrankus, mėsos minimaliai, tik tais vištieną ir žuvį dar valgo. Aš jam biškai pameluoju, kad ten vištiena, jau jam čikenas, tai visur čikenas, sakau jo, tai jisai dar man žuvį valgo, tai džiaugiuosi labai. Kai pagalvoju, kaip seniau jisai valgydavo man viską, absoliučiai, aišku, kaip nesuprato, kai maitinai dar pats tai ir primaitinai visko ir valgydavo, o dabar labai labai išrankus, žiauriai. Bet nieko, ką padarysi, jau nieko tu nepakeisi, sakau, aš pati buvau labai irgi, ne tik kad išranki, bet aš tiesiog irgi nevalgydavau visiškai. Mama sakydavo ten prieš mokyklą, Jėzau, mama sako, visą dieną galėdavai nevalgyti. Ir man kažkaip, aš nežinau, aš ir dabar nesu ta, kur man, pusryčius tai šiaip dabar mėgstu, man pusryčiai turi būti, pavalgius aš ir dabar, kad jau 2:30, bet aš dar nei pietų, nei aš noriu, nei aš ką. Tai vat, skanauju savo sultis. Ir tiek žinių ir eisiu darbuotis. Tai va taip self-employeriai, kaip čia lietuviškai nežinau, self-employeris, kaip savo bizniuką turi, tuo labiau kaip čia iš Anglijai mes galima dirbti iš namų, pasidarę esam kabinetukus ir labai daug yra grožio specialisčių, kad dirba iš namų tiek kirpėjos, su nagais, masažais, labai daug panų dirba tikrai iš namų. Kiek žinau, kiek ir dirbusių yra ir salonuose, bet pamato, kad tiesiog nei apsimoka, nei jeigu tau savo gali už sienos namai ir tu gali dirbti, tai kam ten į tą saloną eiti ir toks, nežinau, man kai intravertui žmogui, aš nemėgstu daug žmonių, tai sakau, man užtenka pabendrauti su klientėm, man taip, aš po klienčių sakau, sėdžiu kambarį, tylu ramom, aš net televizoriaus neįsijungiu, nes aš tiek įsikalbamės, aš būnu pavargus jau nuo žmonių, tai man dar ten eiti su kolegės, į kirpyklų jokiais niekada nenorėjau, ir sakau, 11 metų dirbu iš namų ir visiškai nenoriu jokių salonų. Gal kada ateityje, bet dabar tai visiškai net nėra planuose, kad taip kažkur ne. Tuo labiau, kai su mažu vaiku, tai labai gerai iš namų. Tai va, mums, sakau, antros Lietuvoje taip negalima, aš kiek žinau, kad įstatymai neleidžia iš namų. O Anglijoje čia pasidarai, man, pavyzdžiui, palei mane turėjo būti būtinai kambarį ten kriauklė, tokie reikalavimai, tai aš pasidariau tą kabinetą taip, kaip turi būti ir viskas, ir jokių problemų, ir gali dirbti. Tas pats kaip ir salono kažkoks kambarys būtų, tuo labiau
pavyzdžiui, kaip dar nebuvau pasistačius šito priestato, tai dirbau iš vis viršuje, kambarį, dar kai vaiko neturėjau, buvau kambarį pasidariusi ir pradėjau ieškotis, galvoju, pasižiūrėsiu salonų, kokios ten kainos, kaip jie atrodo, tai čia tie salonai pas mus iš viskai, sakau, irgi iš namų padaryti, tie kambariai be langų, o man toks norėjosi, kad didelio lango, man būtų ta šviesa reikalinga ir prie blakstienų, kaip dirbu, ir prie permanentinio makiažo, ta dienos šviesa yra vis tiek neatstosi jokia lempa, tai jokiais būdais ne, kiek, sakau, salonus, per 2 salonus praėjau, pasižiūrėjau tos kambarius, kad ten, kai sakau, skylės kažkokios be langų, tamsus tie kambariukai, ten vos lova telpa, tai sakiau, ne, ačiū, ir sakau vyrui, davai, statau priestatą, ir mūsų namo išplanavimas man buvo labai geras, kad atskiros duris, man tiesiai dabar klientės eina, atskiras tualetas, viskas atskirai, nereikia nei per namus, nei per kiemus eiti, tai toks tikęs namo išplanavimas mums pakliuvo, tik tais vat priestatą, lėktuvas mums skrendantis. Tai va taip, tai ir darbuojuosi iš namų. Na gerai, einu jaučiu ruoštis, einu persirengti, užsidėti savo aprangą darbinę ir eisiu dirbtis. Tai iki kitų nežinau, ar dar prie šito vlogo kažką filmuosiu ar ne. Realiai nežinau, nes sakau, filmuoju, tik tais paskui viską sudedu, dar mokinuosi, dar sakau, kaip šviežia esu čia, tai žiūrėsim, ar čia mano paskutinis bus, ar ne, nežinau, pažiūrėsim. Nu dabar sakau iki kito vlogo. Čia.